Šioje saloje gyvename dar neilgai, todėl po truputį mokomės ją pažinti, tad su kiekvienu pasivaikščiojimu vis atrandam kažką naujo. Pas mus šiemet kaip niekad beveik nėra sniego, tik po naujųjų metų truputį pasnigo, bet džiaugiamės, kad pagaliau ir pas mus atėjo žiema, tad pasivaikščiojimai po gamtą dabar dar smagesni. Na štai, atėjau ir prie vandens. Vanduo dar neužšalęs, tik pakraščiukai. Labai graži diena šiandien, saulėta, nėra vėjo. Labai smagu pasivaikščioti tokiu gražiu oru. Va, kaip gražu. Čia daug labai akmenų. Tokia nelygi vieta, reikia eiti atsargiai, nes dabar apsnigė. Ne visada lengva matyti, kur dėti koją, bet va, koks grožis. Ir čia yra jūra. Iš tikrųjų atrodo kaip ežeras, bet čia yra jūra. Ir yra tokių daug aplinkui mažų salelių, todėl susidaro toks kaip ežeras, uždaras. Šiandien pasivaikščiosiu truputį aplinkui šį kampą. Ir parodysiu, kokia graži vieta. Nuostabi. Šiaip mes mėgstam labai dažnai išeiti pasivaikščioti. Ir na gal kai ten labai lietus lyja ar vėjas stiprus neinam, bet šiaip labai stengiamės išeiti pasivaikščioti. Čia yra varteliai, nes būna avytės. Ir pasirodo visai neseniai čia dar vyras buvo sutikęs jų. Bet dabar, kai jau prisnigo, gal jau ir nebėra, bet visada reikia uždaryti vartelius, kad avytės neišeitų. Dabar truputį leidžiuosi į apačią, paskui reikės vėl pakilti ir išeisiu visiškai prie vandens. Čia dabar tokia dar uždaresnė vieta, bet labai gražu. Akmenuota, reikėtų atsargiai. Tuo išeisim į ten tokį kalniuką. Va, kokia graži detalė lauke. Čia rašo, kodėl sėdi viduje, jei viltis yra lauke. Taigi, nesėdėkim viduje, eikime į lauką. Ir diena tada nuostabi. Labai nuostabi vieta, iš tikrųjų čia daug tokių vietų ir gana panašios jos būna. Super saulytė. Žinoma, visada yra smagiau vaikščioti, kai saulė šviečia. Tai dabar pats laikas pasivaikščioti.
Labai daug kadagių auga čia. Labai daug. Bet šiemet bandžiau truputį pasirinkti, bet buvo kažkaip labai sunku juos nuskinti, nurinti. Va, dar vienas užrašas. Kas mėgaujasi skrydžiu, tas ir nusileidžia saugiai. Super. Va, tokių visokių pridėta. Labai gražu, papuošia gamtą. Na štai, pakilau jau truputį aukščiau. Šiandien matosi jau čia kažkas vaikščiojo. Pėdsakai. Palipsiu ten aukščiau. Na štai. Ten tokia padaryta kaip pavėsinė. Matosi, paskui prieisim arčiau, parodysiu. Va. Ir čia jau dar daugiau atsivėrė vaizdas. Oi, kaip apaugusios šakytės. Čia gal tas amalas? Nežinau tikrai, bet labai panašu. Taip. Kuokštukais tokiais. Oi, koks didžiulis kadagys. Ten toliau matosi švyturys. Va. Ir namas pastatytas. Taip įdomu, čia būna saloje namai pastatyti. Oi, kaip nuvirtęs medis. Nu, pažiūrėkit, kaip jisai čia augo ant akmens. Tiesiog ant akmens. Pušis. Graži tokia. Visą laiką stebiuosi tokiais medžiais, kurie auga ant akmenio, ant tolų, kur visai atrodo nėra žemės ir kaip jie užauga ir iš ko jie ten. Tai va, čia prieinam tą pavėsinę, tokią akmeninę tvorelę. Įdomu, taip aptverta. Padaryta vaikams. Laužavietė, griliui pasikepinti. Labai gražu. Ir tokia asperioja. Šiaip dažnai būna darželiams, vaikams būna padaro tokias vietas ir jie ateina pasivaikščioti, susirenka čia. Ten kažkoks bunkeris matosi.
kažkokia. Gal elektrinė yra buvusi, laidų visokiausių pridėta. Įdomiai taip. Kažkas buvo su akmenimis apstatyta taip, kaip bunkeris. Ten dar kažkas yra, pažiūrėsi. Nežinau. Tiesiog iš akmenų sustatytas toks. Iš tolo atrodo, kaip būtų irgi koks bunkeris, bet nieko nėra, tiesiog akmenys. Tai va, čia jau yra plačiau, jau jūra išeina. Oi, koks laivas plaukia didelis. Truputį toli. Saulė po truputį slepiasi jau. Tai vat, labai laiku pasivaikščiau, kol saulė dar labai švietė, o dabar jau matosi išsitraukė debesis, tai jau diena atrodys visai kitokia.